Sveiki, aš išmaniųjų ekspertas Egidijus. Nekantrauju papasakoti plačiau apie Sony Xperia XA. Sony yra vienas iš nedaugelio gamintojų, kuris nuosekliai laikosi savo ištobulintos išmaniųjų dizaino linijos. Įrenginiai pasižymi ergonomiškomis formomis, kruopščiai apgalvota kiekviena detalė ar mygtuko vieta. Xperia XA turi visus geriausius Sony dizaino bruožus. Jis tikrai patogus. Tačiau šio išmanio dizainui gamintojas suteikia ir šitą naują, savitą. Šis įrenginys gali sužavėti ne tik savo išvaizdą. Tuo netrukus galėsite įsitikinti patys. Dėžutėje mūsų laukia išmanusis, kroviklis ir USB laidas. Sony Xperia XA yra lengvas ir plonas. Ekrano krašteliai lengvai lenkti, o rėmelio aplink ekraną atrodo visai nėra. Be to, taip pat siauriausias pasaulyje išmanusis su 5 colio ekranu. Pagirtina, kad visi kampai maloniai užafalinti, todėl išmanusis tiesiog prilimpa prie delno. Išmanio priekis pagamintas iš susibraižymams atsparaus stiklo. Nugarėlė plastikinė, o rėmelis metalinis. Mano nuomonė, Xperia XA turbūt vienas iš išvaizdžiausių ir patogiausių iš kada nors sukurtų Sony išmaniųjų. Visi mygtukai lengvai pasiekiami ir apčiuopiami. Dešinėje yra įjungimo, garso reguliavimo ir kameros mygtukai. Apačioje micro USB, o kairėje nano SIM ir micro SD kortelių jungtys. Ausinės prisijungia viršuje. Xperia XA turi HD raiškos ekraną. Šiandien tai nėra didelė raiška. Tačiau gerai, kad galima pasireguliuoti baltos spalvos balansą arba įsijungti vaizdo gerinimo režimus, kurie paryškina spalvas nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Taip pat ekranas gerai matomas žiūrint kampu ar ryškioje saulės šviesoje. Šio išmanijų laikymą galima vertinti dvejopai. Baterija, dėja, yra kiek mažesnės talpos negu daugumos konkurentų. Tačiau dėl Sony sumanių sprendimų, tokių kaip intelektualus foninis apšvietimas, šis vidutinio aktyvumo dieną išlaikys be didesnio vargo. Besinaudojantiems aktyviau pravers greito krovimo funkcija, kuri gamintojo teigimu per 10 minučių įkrauna išmanųjį tiek, kad galima naudotis 5 valandas. Xperia XA veikia tikrai sklandžiai, net jeigu ir naudojatės keliomis programėlėmis vienu metu. Taip pat su juo galėsite pasimėgauti 3D žaidimais. Vidinė atmintis yra kitas šio išmaniojo pliusas. Be 16 GB vidinės atminties jis dar palaiko tikrai talpią atminties kortelę. Šiame įrenginyje įdiegta viena iš naujausių operacinės sistemos Android versijų. Meniu patogus, lengvai valdomas. Tiesa, gamintojas jau iškart įdiegė nemažai savo programėlių, kurios gali būti aktualios ne visiems. Pavyzdžiui, eskizų rengimo ir piešimo programėlė. Tačiau didžiausio pagirimo nusipelno temos. Gamintojas pasistengė, kad telefonas būtų patrauklus ne tik išorė, bet ir meniu išvaizda. Pagrindinė 13 megapikselių kamera tikrai nebloga. Gero apšvietimo sąlygomis fotografuoja tikrai kokybiškai. Kamera turi hibridinį fokusavimą bei seka sufokusuotą objektą, todėl nuotraukos išeina ryškesnės. Be to, kamerą galima greitai įjungti ir įamžinti norimą vaizdą, nes yra tam skirtas mygtukas. Mėgstančius įdomesnius kadrus nustebins įvairių režimų gausa. Kai kurie jų tikrai žaismingi. Priekinė kamera puikiai tinka vaizdo skambučiams ir net išskirtiniams asmenukėms. Nuotraukų kokybę Sony XA lenkia net ne vieną kitų gamintojų flagmaną. Apibendrinant, Xperia XA kameros leis sklandžiai įamžinti visus prisiminimus. Mano išvada. Xperia XA visų pirma yra išvaizdus ir patogus išmanusis. Pagirimo vertos ir šio išmanio kameros. Todėl jeigu ieškote išmaniojo, kuris galėtų būti stilinga įvaizdžio detalė bei žavėtų patogumu, šis įrenginys vertas dėmesio.